Ar Lietuvai reikalingas užsienio agentų įstatymas? Taip, be abejo, reikalingas. Aišku, ne toks, koks jis yra Rusijoje ar Gruzijoje, o toks, koks jis yra Amerikoje, Britanijoje, Izraelyje, Australijoje ir kitose demokratinėse šalyse. Taigi sveiki atvykę. Ačiū tiems, kurie prisijungė prie mano kanalo ir klausote šitos laidos. Taigi pradėkime. Kodėl yra reikalingas šis įstatymas, mano galva? Todėl, kad yra dvi priežastys ir jos yra labai svarbios. Tai pirma priežastis. Mes gyvename šalia kaimyno, kurio tikslas yra valdyti mus. Jeigu mūsų kaimynas, tai yra Rusija, mūsų nevaldo, tai jisai tai įvardyja kaip grėsmę jo nacionalinio saugumo interesams. O jeigu tai grėsmė, tai jis turi planuoti, imtis veiksmų, įvairių priemonių tam, kad šitą grėsmę neutralizuoti. Ir Rusija be abejo imasi šitų veiksmų ir daro tuos veiksmus. Čia yra panašiai taip, kaip Izraelio kova su Hamas. Hamaso tikslas yra sunaikinti Izraelį kaip valstybę ir šito tikslo jie neatsisako. Taip yra ir čionais. Rusijos tikslas yra valdyti Lietuvą. Yra du būdai valdymo. Vienas būdas yra paprastas, tai yra kariniu būdu, okupuoti, užimti, paskirti savo žmonės, perimti visą kontrolę, išvaikyti visus, kurie yra netinkami, kurie nepritarė, nužudyti, išvežti į Sibirą, išvyti į užsienį ir taip toliau. Ir tokiu būdu valdyti tuos, kurie taps klusnus ir paklusnus ir taip toliau. Yra kitas kelias, kurį Rusija labai aktyviai naudoja ir naudojo Lietuvoje, prieš Lietuvą, prieš Latviją, Estiją. Tai yra tai, kad tu nereikia tau užkariauti jos, reikia paprasčiausiai nupirkti politikus arba nupirkti valstybės tarnautojus, ypatingai įtakingus, ypatingai tuos, kurie priima sprendimus ir viskas, ir valstybė yra valdoma taip, kaip reikalinga Rusijai. Antra priežastis tai yra ta, kad mes esame maži. Lietuva yra maža šalis, o kaimynas yra didelis ir turtingas. Mūsų politikai ir valstybės tarnautojai yra silpni arba neitin atsparūs visokiams viliojimams, pinigams, dideliems pinigams, labai dideliems pinigams. Sakyčiau, kad yra nemažas procentas, kurie ne tai, kad yra atsparūs, bet jie siekia šito, siekia, kad pastebėtų juos Rusijos ten galingieji oligarchai arba Kremliaus žmogus aplinkos ir įtrauktų juos į savo verslus ir tokiu būdu jie galėtų uždirbti milijonus ir tapti milijonieriais. Tokių yra Lietuvoje nemaža dalis. Taigi, dvi priežastys. Viena priežastis tai, kad yra kaimynė šalis Rusija, kuri siekia mus valdyti ir jos tikslas toks yra, šito tikslo jinai siekia, o antras, mes esam neatsparūs. Mes esam silpni šitam spaudimui ir galim jam pasiduoti. O kas yra tas užsienio agentų įstatymas? Kaip jį suprasti? Tai įsivaizduokite tokią situaciją. Jeigu jūs vykdote politinę veiklą, kas tai yra, aš vėliau paaiškinsiu, gaunate užduotį iš užsienio valstybės arba organizacijos arba asmens kažkokio tai tipo užduotis galėtų būti tokia. Lietuvoje yra šiuo metu priimamas štai toks įstatymas, pavyzdžiui, energetikos srityje. Mes norime, kad tas įstatymui būtų padarytų štai tokios pataisos, kurios yra naudingos Rusijoje. Tada jums sumoka už darbą, ten, pavyzdžiui, kokį 50 000 eurų ir jūs pradėte veikti, susitikinėjate su politikais, įkalbinėjate, vienu žodžiu, užsiimate lobizmo veikla. Kitas dalykas, gali jums sumokėti kokius 30 000 ir paprašyti kurti visuomenės nuomonę, kad tas įstatymas, tos pataisos yra labai naudingos Lietuvos visuomeniai. Jūs kuriate laidas, rašote tekstus, skleidžiate juos ir taip toliau, už tai gavę pinigus. Reiškia, užsienio valstybės organizacija arba pati valstybė sukūrė jums užduotį, davė jums užduoties vykdymui pinigų ir jūs ją vykdote. Jeigu taip yra, tai jūs tada privalote pagal įstatymą registruotis. Einate į Teisingumo ministeriją ir sakote, kad aš esu toks ir toks, gavau iš tokios valstybės užduotį
tokį, kad ten, pavyzdžiui, kurti visuomenės nuomonę, reklamuoti tą valstybę, arba pataisas įstatymų, arba tenais dėl kažkokių tai objektų įsigijimo, arba informacijos surinkimo ir taip toliau. Jūs privalote atskleisti savo ryšius, jūs privalote pasakyti, kokią gavote užduotį ir pasakyti, koks bus finansavimas ir kaip jis bus finansuojamas ir pro kur. Tuomet jūs privalote teikti ataskaitas kas ketvirtį, pavyzdžiui, tam, kad Teisingumo ministerijos klerkai galėtų patikrinti, ar jūs nepažeidinėjate, tenais nustatytų savo kažkokį tai veiklos ribų. Jeigu jūs bandote kurti visuomenės nuomonę, tada privalote ant savo teksto arba sukurtų laidų dėti kažkokią tai žymą, kad žmonės matytų, kad, pavyzdžiui, čia yra užsakymas Rusijos valdžios, Kremliaus užsakymų. Mes vykdome ir mes bandome jūs įtikinti, kad reikia elgtis va taip. Gali būti ir kiti apribojimai. Gali būti daug didesni, skausmingesni, o gali būti ir gali nebūti tų apribojimų. Čia jau priklauso nuo kiekvienos valstybės atskirai. Jeigu jūs neužsiregistravote ir bandote tai nuslėpti, tai kaip pavyzdžiui, Amerikoje yra numatyta baudžiamoji byla, baudžiamoji atsakomybė ir iš tikrųjų tada nutrauksite veiklą, negausite jokio finansavimo ir eisite į kalėjimą. Tai va, o ar yra kitose valstybėse toks įstatymas, kaip jau sakiau, taip, kitose valstybėse toks įstatymas yra. Pavyzdžiui, yra labai panašus įstatymai Rusijoje ir Gruzijoje, aš vis dar vadinu Gruziją, o ne Sakartvelą, nes jinai tapo jos valdžia prorusiška. Ir būtent tenais tas įstatymas yra taip sukurtas ir taip pakreiptas, kad jo paskirtis yra kovoti ne su užsienio šalių įtaka valstybės politiniam gyvenimui, valstybės procesams, bet kovoti prieš valdžios oponentus, prieš opoziciją, prieš valdžios kritikus. Tai reiškia, tas, kas neįtiko, tas turi būti nubaustas. O JAV valstybėje yra tos užsienio agentų įstatymus. Australijoje, Didžiojoje Britanijoje, Izraelyje ir kitose valstybėse, tai jo paskirtis yra visiškai kita. Paskirtis yra identifikuoti užsienio valstybių įtaką šalies politiniams procesams. Padaryti ją skaidrę, nes ne visada ir ne visais atvejais šita užsienio šalių įtaka yra nusikalstama. Jeigu jie užsiima kažkokiu tai lobizmu, bando daryti įtaką politikams, tos, pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstijų arba Didžiosios Britanijos Seimo nariam, parlamentarams ir taip toliau, tai nebūtinai šitos įtakos darimas yra nusikalstamas. Jeigu jie deklaravo, užsiregistravo, atskleidė savo veiklą, jinai yra skaidri, aišku, kas ko siekia, kaip siekia, tai viskas yra tvarkoje. Ar yra grėsmė visuomenė, jeigu toks įstatymas bus priimtas? Be abejo, tokia grėsmė yra. Visuomet yra kova, didelė kova tarp visuomenės ir valdžios. Visuomet valdžia nori užgrobti iš visuomenės kuo daugiau galių savo. Kuo silpnesnė visuomenė, tuo stipresnė valdžia. Tai šiuo atveju, jeigu įstatymas bus priimtas, ir jeigu tas įstatymas bus, kaip aš vadinu, guminis, tai reiškia, kaip nori, taip jį pritaikysi, dviprasmiškas, neaiškus, tai politikai jį ir teisėsaugininkai, ir politikai jį traktuos taip, kaip jiems yra naudinga. Ir tokiu atveju tą įstatymą gali naudoti kaip Rusijoje, Gruzijoje, kovai prieš savo oponentus, prieš konkurentus arba prieš aktyvius visuomenės veikėjus, prieš valdžios kritikus. Ir tai yra gana didelė grėsmė. Ir pabaigai aš norėčiau padėkoti visiems tiems, kurie išklausėt, kurie padėsite ar padėjote patiktukus, kurie rašote komentarus ir ypatingai tiems, kurie prisidėsite ir prenumeruosite mano kanalą. Ačiū visiems ir iki kito karto.